Sveiki, mano brangieji vėžiai, pažiūrėkime, kas jūsų laukia 24 metų kiekvieną mėnesį. Ir pradėkime, žinoma, nuo sausio. Kas laukia vėžių 24 metų sausio mėnesį. Kas laukia vėžių 24 metų vasario mėnesį. Kas laukia vėžių vasario mėnesį. Kas laukia vėžių kovo mėnesį. Kas laukia vėžių balandžio mėnesį. Per daug kortų neimsime. Kas laukia vėžių gegužės mėnesį. Kas laukia vėžių birželio mėnesį. Kas laukia vėžių liepos mėnesį. Kas laukia vėžių, net nepasakiau, rugpjūčio mėnesį. Kas laukia vėžių rugsėjo mėnesį. Spalio mėnesį. Lapkričio mėnesį. Ir gruodžio mėnesį. Taipogi iš orakulų kaladės norėtume sužinoti, kokią vieną praktiką vėžiukai turėtų atlikti, kad metai būtų sėkmingesni ir viskas eitų kaip sviestu patepta. Kokią vieną praktiką turi atlikinėti vėžiukai, kad metai būtų sėkmingesni. Viena žinutė iš visatos vėžiukam apie jų 24 metus. Ką visata nori pasakyti vėžio zodiako ženklo žmonėms apie jų 24 metus. Kaip visada, prašysiu minutėlės susikaupimo, pameditavimo, kortų paanalizavimo. Galbūt jums su kažkuo asocijuojasi, ko aš nepagalvočiau pasakyti, gal jau kažkas pas jūs prasidėjo. Taip, šiek tiek pasižiūrėkite į kortas ir tuomet aš jau pasakysiu, ką aš matau šiuose kortose. Taigi iš pradžių apžvelkime jūsų metus abstrakčiai. Didieji arkanai rodo, jog tie mėnesiai turės didesnės įtakos jūsų keletui metų į priekį, jūsų gyvenimui apskritai ilgesnėme laikotarpyje. Mažieji arkanai rodo, kad taip kažkas vykstam puodė jūsų, bet jūs valgysit tą maistą ir viskas pasibaigs. Tai kiek jūs turite didžiųjų arkanų šiais metais,
kuriais mėnesiais jie čia bus. Taip, turim 1, 2, 3, 4 didžiuosius arkanus. Tai tais mėnesiais, būtent tuos mėnesius turėkite omeny labiausiai. Tais mėnesiais vyks kažkas, kas gali turėti didesnės įtakos jūsų ateičiai, ilgesniam laikotarpyje. Tai mes dar aptarsime juos detaliau. Toliau žiūrint, skaldant prognozę į 4 stichijas, pinigų monetų mes turime, kiek matau, tik vieną. Tai reiškia, pinigai nebus jūsų pagrindinis planas šiais metais. Ką mes turime daugiau? Lazdų mes turime 1 kortą, 2 kortas, 3. Tai gana daug veiksmo bus šiais metais. Jūs labiau orientuoti būsit į kažkokį aktyvumą, aktyves veiklas. Toliau kardų, kiek mes turime? 1, 2. Na ir komunikacija, kadangi kardai atsakingi už komunikaciją. Daug veiksmo, šiek tiek komunikacijos. Finansai bus paskutinėme plane. Ir kiek mes turime taurių atsakingų už emocijas? 1, 2. Na tai irgi ne pačiam pirmam plane bus emocijos, jausmai, pirmam plane bus veiksmas. Na ir aišku, tie didieji arkanai dar mums kažką papasakos. Tai kągi, tai pradėkime nuo sausio mėnesio. Pas jūs sausio mėnesių iškrito velnias. Velnias kažkoksai tai toksiškumas pas jūs bus sausio mėnesį. Koksai toksiškumas? Per daug žalingų įpročių. Arba jie jau per stipriai pasireiškia, taip? Per daug geriate, per daug rūkote, per daug miegate, neįsimiegate pakankamai, per daug sėdite ar jau nebesveikai sportuojate, arba turite meilės santykius, kurie yra toksiški, na kažkas jūs kontroliuoja. Ir kadangi tai yra kontrolės korta, taipogi tai gali būti ir valstybinės institucijos. Na, absoliučiai visos. Valstybinės poliklinikos, valstybinės ligoninės, valstybiniai darželiai, valstybinės mokyklos, mokesčių inspekcija, policija. Na, viskas, ką jūs įsivaizduojat, kad yra valstybinė institucija, tai galite tiesiog turėti kažkokių tais reikalų su valstybinėm institucijom. Tai nereiškia, kad kažkas blogo, tiesiog reikės kažkokį popierizmą, sakykime, tvarkyti ar kažkas tokio. Bet paanalizuokite save sausio mėnesį, jeigu jūs jaučiate, kad jūs neturite nieko susijusio tą mėnesį su valstybinėm institucijom, tai galbūt jūs jau tikrai per daug į žalingus įpročius kažkokius nuėjate. Tai pasižiūrėkite savo gyvenimo būdą, gyvenseną, kaip jūs jaučiatės. Jeigu ne šitas dalykas, tada pasižiūrėkite į savo santykius. Galbūt aplinkui jūs yra žmonės, kurie yra toksiški. Jūs pabendraujate su jais, jūs negerai jaučiatės po to. O galbūt meilės santykiai pas jūs yra tokie, nesuprasi, ar mes einam viena kryptimi, ar ne viena, galbūt meilės trikampis. Tai stenkitės metus pradėti švariai ir pagaukite save, kas pas jūs yra tą mėnesį toksiško ir pabandykite nuo to įsivaduoti. Ir kitas mėnesis pas jūs, vasaris. Vasarį jums iškrito lazdų 9. Arba būsite pavargę nuo darbų, arba jau pas jūs kažkoks tai projektas ilgą laiką tęsiasi, nebūtinai darbe projektas, bet koks gyvenimo projektas ir jau jūs esate nuvargę ir jūs laukiate, kada jisai pasibaigs, bet 9 tai jau beveik pabaiga, nes 10 pabaigos korta būtų, tai jau ta pabaiga projekto ne už kalnų, tai dar pasistengkite šiek tiek ir tas projektas baigsis. Arba tai gali būti, kad reiks ribas brėžti. Kažkas peržengia jūsų asmeninės ribas ir jūs galbūt tą ilgą laiką leidote jas peržengti. Man labai siejasi su to jūsų sausio mėnesiu. Kažkas jūs kontroliavo, ar po padu laikė, ar negražiai elgėsi ir jūs jautėte tą spaudimą
Ir vasario mėnesį matosi, kad jūs jau esate labai pavargę nuo to spaudimo. Na, žinot, gali būti ir iš tėvų spaudimas toksiškas, tiesiog, kad kodėl tu negyveni, mes juk pasakėm, kad tu turi gyventi taip, o tu gyveni visai kitaip, kodėl tu mūsų neklausai. Tai kažkoks yra kažkur pas jūs spaudimas ir kažkur kažkas peržengia jūsų ribas. Vasario mėnesį jūs turite tiem žmonėm pasakyti, pakaks, aš daugiau nebeleisiu peržengti. Tai yra riba, kurios jūs negalit peržengti. Peržengsi dar kartą, bus pasekmės ir stiprios pasekmės. Taip, kad bandykite tą mėnesį atgauti jėgas, bandykite, nebijokite drąsiai žmonėm pasakyti, kad jūs peržengėt ribas ir stenkitės kažkaip tais rasti būdų atsipalaiduoti, nes tikrai mėnesis bus pas jūs įtemptas, ypatingai, kad lazdos yra ta veiksmo korta, tai gali būti gal tiesiog, kad labai daug reikės kažkur lakstyti, tvarkyti reikalus, gal, sakykime, tai yra kažkokios tai valstybinės institucijos ir joms reikės kažkokių tais popierių dokumentų iš jūsų ir jums labai daug laiko reikės juos paruošti ir vasario mėnesį jūs jau būsite labai pavargę nuo to dokumentų ruošimo. Toliau kovą pas jūs eina kardų dvejetas. Kardų dvejetas tai viena reikšmė yra baimė. Jūs bijote nuspręsti. Nes laikas atėjo nuspręsti. Jūs matote, turite 2 kardus. Yra kažkokia gyvenimo sritis, kurioje jūs turite pasirinkti tarp 2. Meilė, 2 darbai ar, sakykime, savo biznis ir samdomas darbas, kurį pasirinkti, ar likti šitoj šalyje, ar keliauti į kitą šalį, jūs turite priimti sprendimą. Jūs dabar užsirišot akis ir apsimetat, kad galim ir toliau taip varyti, neturint jokio pasirinkimo, nenusprendus nieko. Bet ilgai jūs taip nenulėksite, toli nenulėksite, jums reikia vis dėlto priimti sprendimą. Ir kuo greičiau jūs priimsite, to bus geriau. Kitas dalykas, kas gali būti balansas. Jūs neturėsite balanso, arba jums svarbu bus tą mėnesį tą balansą pasiekti, sakykime, tarp darbo ir šeimos. Nes arba labai daug dirbsite, arba labai į šeimą susifokusuosite ir darbas kenties. Tai gali būti tiesiog, kad taip jūs turite daug veiklų, jūs ir bandote savo asmeninį verslą kažkokį bandyti plėtoti taip, bet kadangi jūs dar neturite pagrindo, jūs dirbate ir samdomą darbą. Na ir jums taip tarp 2 reikės tą mėnesį šiek tiek pasiplėšti. Bet jeigu turite sritį, kur jūs turite priimti sprendimą, tai priimkite sprendimą, netemkite gumos. Toliau mes keliaujam į balandį. Balandį jums yra vėl didysis arkanas. Saikingumas. Ką saikingumas rodo? Tai yra pati lėčiausia korta. Jeigu jūs kažko laukiate, jums visata siunčia žinutę, kad reikia dar šiek tiek palaukti, būkite kantrus, jūs viską gausite, bet būkite kantrus. Kita reikšmė saikingumo tai yra apie saikingumą. Per daug dirbate, stenkite sumažinti apsukas. Per daug valgote, stenkitės valgyti mažiau. Per mažai miegate, stenkitės rasti tiesiog discipliną kasdienėje rutinoje. Susikurkite discipliną, kad ir užtektinai valgytumėt, ir gerai valgytumėt, ir užtektinai miegotumėt, kas labai svarbu mūsų psichologiniai būsenai, ir užtektinai judėtumėt, viskas su saiku. Svarbiausia tą mėnesį nepadauginti. O jeigu laukiat kažkokio tai žinios, popierio, sakykime, ar kažką, tai, galbūt reikės dar šiek tiek kelis mėnesius palaukti, bet nepergyvenkit viską savo laiku ir visą tą padarys taip, kaip reikia padaryti. Ir taipogi čia tokia labai dvasinga korta iš tiesų yra. Tai galbūt jūs tą mėnesį skirsit laiko daugiau tam dvasiniam savęs tyrinėjimui. Galbūt jūs tą mėnesį būsit pavargę nuo to viso įprasto mūsų buitinio to pasaulio ir pamastysite
apie kažką daugiau, o kodėl aš čia gyvenu, koks tikslas to, o koks mano gyvenimo tikslas, o koks tikslas, kad aš šitam darbe sėdžiu, gal aš galiu kažkaip daugiau kažką padaryti ir koks mano asmeninis tikslas, kodėl aš atėjau į šį gyvenimą, ką aš turiu gero padaryti. Na, bus arba atsigręžimas į religingumą, arba žinutė, kad būkite kantrus ir dar šiek tiek reikės palaukti, arba saikas. Viską darykite tą mėnesį su saiku. Na, labai panašiai šiaip kaip ir velnias. Sausio mėnesį jums reikia pasižiūrėti, ar jūs nepadauginat kažko, o ir geriau šis atsisakyti jau, kas yra va toksiško, o čia nebus nieko toksiško, bet tiesiog pažiūrėkite tos įprastus dalykus, nežinot. Vaistai mažais kiekiais jie bus geri, jie turės naudos, bet jeigu jūs jų perdozuosit, tai naudos nebus. Tai va šitas pats. Į kiekvieną savo gyvenimo sritį, balandžio mėnesį pažiūrėkit iš tos perspektyvos, ar aš užtektinai darau, ar ne per mažai darau, ar ne per daug darau. Toliau gegužė. Na, pas jūs toks metų pradžia įtempta, turėsit kažkur kažkokį tai spaudimą. Bet gegužės mėnesį jau pas jūs Saulė lenda. Didysis arkanas Saulė. Tai kaip ir pas mus Lietuvoje Saulė lys, taip ir jūs jausitės laimingi ir kažkas gero pas jūs turi nutikti. Saulė, tai žinot, yra toks džiaugsmas, kaip mes, būdami vaikai, džiaugiamės dėl elementariausių dalykų. Bet kai mes buvom maži, mes tiesiog neturėjom prieš tai tų patirčių. Ir ta kiekviena nauja patirtis, ta kiekviena nauja dovana, kažkas netikėto, mums suteikdavo tiek džiaugsmo daug. Tai jūs irgi turėsite tiek daug džiaugsmo, bet to kaip vaikas buvot. Ten jūsų pirmas žaislas, jūsų pirmas kažkoksai tai kompiuteris, kažkas, kas jums tuo metu labai daug džiaugsmo suteikė. Tai ir šį mėnesį bus kažkokia naujiena ar kažkoks įvykis, kuris jūs privers taip jaustis. Arba matote, moteris, pagal iliustraciją, sakykime, moteris čia labai pasitikė savimi, spindi tiesiog. Tai jeigu jūs esate moteris, gali būti, kad tą mėnesį jūs turėsite tą tokį stiprų šarmą, kažkodėl jūs taip labai pasitikėsite, jūs jausitės labai graži, patraukli, seksuali. Arba gali būti, kad pavyzdžiui, vaikelis ateis į jūsų gyvenimą, irgi labai laimingas įvykis, kurį ši korta gali parodyti, nėštumas, sakykime, arba tiesiog elementariai Saulės korta Saulė, gal tiesiog pagaliau jums pavyks atitrūkti nuo darbų ir gauti tos Saulės spindulėlį, o gal jūs keliausite kažkur, kur bus labai daug Saulės, o galbūt čia mergina, kaip atrodo, lyg jinai ir ant kažkokios scenos būtų ir kažką veiktų ant tos scenos ir pasirodytų prieš kitus žmonės. Tai gal jūs turėsit kokį, sakykime, pasirodymą scenoje ar kažką, kur jūs atkreips dėmesį, kur jūs būsit tas Saulės spindulėlis, į kurį bus labai malonu žiūrėti, bet labai pozityvi korta, kažkas labai pozityvaus, gražaus turi gegužė jums nutikti. Taip, toliau mes turime birželio mėnesį. Birželio mėnesiui pas jūs iškrito Taurių dama. Taurių dama, vandens zodiako ženklo moteris, bet nebūtinai Saulėje tas vandens ženklas gali pasireikšti, jis gali būti ir ascendente arba mėnulyje. Taip, tai vandens ženklo Vėžys, Skorpionas arba Žuvis. Kokia tai dama yra? Labai užjaučianti, įsijaučianti į kitų žmonių problemas, išklausanti, uždavinėjanti gilesnius klausimus, analizuojanti gyvenimo prasmę. Arba jūs taip jausitės tą mėnesį, arba kiti žmonės jūs taip matys. Jeigu jūs esate vyrukas, šalia jūsų bus moteris tą mėnesį, kuri turės daug įtakos jūsų tą mėnesį. Taip, galbūt nauja pažintis, jūs einate pasimatymus su tokia moterim, o galbūt tai jūsų mama. O galbūt sesė, draugė, kažkas tai, kas darys įtakos jūsų tam mėnesiui. Tokia moteris. Bet būtent damos, karaliai, riteriai, tai nėra kažkoks tai
veiksmas, kuris gyvenime įvyks, bet tai yra asmuo, kuris tuo metu jūsų gyvenime bus. Arba tai gali būti ir, kad jūs kreipsitės į tokios, ką aš apibūdinau, moterį, į tokią moterį specialistę jūs kreipsitės. Galbūt psichologė pasitaikys jūsų kely, tokia užjaučianti. Galbūt mokytoja tokia užjaučianti, kuri jums labai padės tą mėnesį. Bet bus kažkokia persona, būtent mano apibūdinta, kuri dominuos pas jūs birželio mėnesį. Toliau keliaujame į Liepos mėnesį ir Liepos mėnesių jums iškrito šventikas. Šventikas, tradicijų korta. Tradicijos ir religingumas. Buvimas rėmuose kažkokiuose. Tai gali būti, kad jausite spaudimą iš visuomenės, iš tėvų, iš šeimos, iš vyro, žmonos, iš kažko tais, kad jau tu čia išsišoki, būk savo vietoje. Mūsų socialinėme rate niekas taip nesielgia. Kaip tu čia taip gali elgtis? Arba gali būti, kad tiesiog turėsite kažkokios veiklos bažnyčioje. Nebūtinai mūsų bažnyčia priklauso, kokio jūs tikėjimo esate, bet sakykime, jeigu jūs esate krikščionis, galbūt dalyvausite jūsų draugai krikštis savo vaiką. Krikštynose dalyvausit. Galbūt susituoksite bažnyčioje tą mėnesį. Galbūt į kažkokias paskaitas bažnyčioje eisite. Galbūt šiaip mišias nuspręsite lankyti. Galbūt atsigręšite į religingumą, kad jaučiu laimę melsdamasis ar kažkas tokio ir pradėsiu daugiau dėmesio skirti religijai. Arba gali būti tiesiog, kad kažkas aiškins, kad tu turi daryti taip ir ne kitaip. Tai tą mėnesį, ką čia net ir be patarti, nenusileiskite, jeigu jūs jaučiate, kad tas spaudimas yra toksiškas ir kad jūs tiesiog verčia įtilpti į kažkokius rėmus, į kuriuos jūs ryškiai netelpate, tai supraskite, kad tiesiog tie žmonės neturi pakankamai drąsos išlipti iš tų rėmų, o jeigu jūs norite iš gyvenimo daugiau, lipkite iš tų rėmų ir neklausykite ir praeis tas mėnuo ir gal jūs turėsite mažiau to spaudimo. Taip, toliau pas jūs yra rugpjūtis. Rugpjūtį pas jūs iškrito lazdų valetas. Tai arba gali būti, kad kalba eina apie vaikelį ugnies ženklo, avinas liūtas šaulys, arba jūs patys elgsitės kaip ugnies ženklo vaikas tą mėnesį, labai trokštantis tyrinėti, keliauti, judėti, būti aktyviais, šarmingais, arba gali būti, kad jūsų gyvenime tą mėnesį bus toks vaikelis, kuris turės įtakos jūsų tam mėnesiui, arba tai gali būti tiesiog nauja veikla. Nauja veikla, kuri yra pačiam pradinėme etape. Tai pagalvokite apie visas savo gyvenimo sferas, ar jūs pradėjote kažką naujo. Ir ta veikla labiau turėtų būti susijusi su fiziniu kažkokiu darbu. Sakykime, pradėjote mokytis vairuoti. Pradėjote lankyti pamokėlės, bet dar tik pati pradžia, nelabai jūs nežinot, arba pavyzdžiui, pati pirma jau teoriją išlaikėt, pati pirma vairavimo pamoka. Tai kažkas susiję su fiziniais veiksmais, jūs kažką naujo, galbūt jūs nuspręsite, kad jūs norite išmokti plaukti, ar slidinėti, ar dar kažką daryti ir jūs tą mėnesį mokysitės tos naujos veiklos. Taip, toliau mes einame į rugsėjį. Tūzas. Tūzas nauja pradžia, sėkminga pradžia, moneta, finansiniai dalykai, kažkokia nauja finansinė sėkminga pradžia. Jeigu pradėsit kažkokį projektą rugsėjį, tai ir toliau užsikabinkite už jo ir toliau dėkite pastangas, nes bus labai geras rezultatas. Arba gali būti, kad rugsėjo mėnesį tiesiog
gausite kažką tais pinigus, sakykime, iš loterijos, iš netyčiom šeima perves, kad, žinai, vaikelį pasidėk, turėk ateičiai ar kažką tais, arba, net nežinau, kas čia dar gali būti, verslai visokie, pradžios verslų, gal jūs nuspręsite pradėti investuoti į kažkokias akcijas, fondus, obligacijas, bet tai gali būti ir naujas darbas, nes vis dėlto darbas susijęs su mūsų finansinė ateitimi gera, tai jeigu bus kažkoksai tai pasiūlymas rugsėjo mėnesį, darbo pasiūlymas, tai priimkite jį, nes jisai bus ateityje bus gera perspektyva augti finansiškai toje įmonėje, tame darbe ar tame projekte, jeigu nuspręsite kažkokio projekto imtis. Taip, toliau mes turime spalį. Spalį pas mus iškrito taurių karalius. Taurių karalius yra vyras, irgi panašiai kaip čia jums iškrito taurių dama, čia taurių karalius. Jie yra inteligentiški, ieško gilesnės prasmės, ne tos materialinės, bet tos dieviškosios kažkokios sakralios prasmės gyvenime, ryšyje su kitais žmonėmis, jie įsiklauso, jie girdi, jie bando suprasti giliau, jie tolerantiški, jie taktiški, diplomatiški. Tai toks vyras jūsų gyvenime bus tą mėnesį. Arba jūs taip elgsitės tą mėnesį, tai priklauso, arba jūs vyras ar moteris, galbūt jūs susipažinsite su tokiu vyruku, o galbūt jūs priėmė į darbą, jūs priėmėt tą pasiūlymą darbo ir spalio mėnesį jums teks daug bendrauti su jūsų naujų bosu, kuris ir yra vandens ženklo atstovas, skorpionas, vėžys arba žuvis, kuris suksis aplink jūs visą tą mėnesį, dėl to nieko kito gyvenime pas jūs kažko tai svarbaus nevyks, tik būtent tos naujos pažintys, tie nauji kontaktai, nebūtinai nauji, gali būti, kad, pavyzdžiui, jūsų tėtis yra vandens ženklo ir tą mėnesį jisai nuspręs jūs aplankyti. Tai aišku, tai ir bus tas žmogus jūsų gyvenime tą mėnesį. Pas jūs gana daug tokių asmenybių kortų iškrito. Čia asmenybė kažkokia ryšiai su tuo žmogumi, čia kita asmenybė, čia asmenybė, čia asmenybė. 4 didieji arkanai, 4 asmenybė žmonės jūsų gyvenime. Gali būti, kad jūs tą mėnesį taip elgsitės, bet kažkaip abejoju, kad vieną mėnesį jūs kaip vandens ženklas elgiatės, kitą mėnesį irgi kaip vandens, kitą kaip ugnies, kitą kaip oro. Labai abejoju, tai čia bus tiesiog asmenys. Jums šie metai bus tokie komunikacijos su kitais žmonėmis, asmenybėmis metai, greičiausiai reikės daug artimai komunikuoti. Ir lapkritį pas jūs super. Lazdų šešetas yra laimėjimo korta, triumfo korta. Jūs kažką laimėsite, jūs kažkam kažką galbūt įrodysite. Jeigu yra kažkokios tai rungtynės, jūs jas laimėsite. Jeigu jums darbe reikėjo, kad jūs pamatytų, parodyti, ką jūs galite, tai jūs laimėsite, jūs pamatys. Jūs būsite sėkmingi tą mėnesį. Kad ir kokie laimėjimai, bet kur, jūs norėjote įrodyti savo tiesą teisme. Jums pavyko, jūs laimėjote, jūs įrodėte savo tiesą. Kažkurioje gyvenimo srity jūs jausitės nugalėtojai tą mėnesį. Kažkas jūs įvertins, matot, vainikas pas merginą ant galvos ir vainikas ant lazdos ir baltas žirgas. Sėkmė, laimėjimas, džiaugsmas, kad pagaliau aš esu įvertinta, kažkas mane įvertino. Tai ne tai, kad pats jūs save įvertinat,
Ne, kažkas jums uždės tą medalį, tą vainiką lapkričio mėnesį. Na ir vėl kita asmenybė gruodžio mėnesį, kuri turės daugiausiai įtakos jūsų gruodžio mėnesiui, tai yra kardų karalius. Kardų karalius, oro ženklo vyras. Ką mes turime oro ženklo? Svarstyklės, dvyniai ir vandeniai. Tai va toks atvirukas bus jūsų gyvenime. Ir jisai vadovaujasi šaltu protu, mažai pas jį yra emocijų, labai gerai kalba, komunikacija yra jo stiprioji pusė. Vat matote ir paukšteliai čia čiulba irgi indikuoja tą aštrų protą, gerą, kaip sviestų pateptą komunikaciją. Kartais jinai gali ir įkasti tą komunikaciją, nes žmogus nesivadovauja visiškai intuicija ir jausmais, kad kaip kitas žmogus jausis po mano žodžio ar kažką. Na, va, toks žmogus turės didelės įtakos jūsų gruodžio mėnesiui. Arba jūs patys taip jausitės, arba kiti žmonės jūs taip matys galų gale, jeigu jūsų kažkoksai tai projektas arba užduotis tą mėnesį, darbai susiję, sakykime, su komunikacija, su paskaitų pasakojimu, visa kita, tai žmonės sakys, vat jie gerai pasakoja, man patinka, kaip jie rašo, man patinka, kaip jie dėsto paskaitas, man patinka komunikacijoje, kokie jie yra, tai bus jūsų ta stiprioji pusė tą mėnesį ir žmonės pamatys, kad jūsų komunikaciniai gebėjimai yra labai geri. Taip, dabar pagalvojau, kad kalbu vėžiukams, tai vėžiai jūs esate vandens ženklas, tai tikrai gali būti, kad čia, jeigu moteris, tai čia būsite jūs tą mėnesį. O jeigu esate vyras, tai čia būsite jūs tą mėnesį. Jūs būsite to mėnesio šeimininkas ir visi kreips dėmesį į jūs ir jūs ir atsiskleisite ir kitiems žmonėms, kaip tas zodiako ženklas. Tai greičiausiai manau, kad čia nebūsite jūs, kad čia bus arba jūsų artimasis, arba koks nors kolega, darbdavys, arba dar bet kokios profesijos atstovas, kuris būtent pasireiškia taip, sakykime, advokatas, jums reikia kreiptis į advokatą ir jisai neturi vadovautis jausmais, taip, jisai turi vadovautis argumentais, labai gerai kalbėti, gali būti mokytojas, bet toks mokytojas, kuris tikrai jūsų neužiaus, kuris sakys, akcentai yra, kaip išmokti šito tame ir tame, bet tikrai ten nepergyvens, kad nerašysiu aš jam 5, blogai jam ten savaitę ar kažką, matosi, kad be nuotaikos, ne. Viskas paremta bus logika pas tą žmogų. Tai ir čia gali būti, kad pasikreipsite į psichologą, psichologę, kuri jūs užjaus, sakykime, jeigu tai vis dėlto ne jūs. Čia vis tiek kažkas arba su vaikais susiję, arba su naujais projektais. Na, pas jūs daug kažkokios komunikacijos su kitų profesijų atstovais, su kitais žmonėmis šiais metais ir ta prasme jie turės daug įtakos jūsų metams. Ir pas jūs 4 arkanai didieji tais mėnesiais irgi bus kažkas svarbesnio gyvenime, o kitais mėnesiais tai. Bet pradžia metų pas jūs tokia sudėtingesnė, o kažkur jau nuo vidurio, jau jūs gal jūs balandžio mėnesį pajautėte tą, kad na taip, aš turiu būti kantresnė, palaukti šiek tiek ir jūs atsirado pas jūs ta kantrybė ir jums pradėjo kažkaip sektis, jūs galbūt nukreipėt savo fokusą į kitą sritį, jūs pradėjote džiaugtis, kad saulytė lenda, kažkas kiti pozityvūs gyvenime įvykiai atsiranda ir galiausiai čia pas jūs ir laimėjimai kažkokie tais ir įdomios pažintys ar kontaktai, ryšiai. Tai metų galas pas jūs pozityvesnis negu metų pradžia. Metų pradžioje jūs dar turėsite srėbti kažką iš 2023 metų, kažkokius darbus pabaiginėti,
žmonių atsisakyti, kurie yra toksiški. Ir vat jums iškrito praktika, kurią reikia atlikti šiais metais, kad jie būtų sėkmingesni. Ką šita korta rašo, tai jūsų realybė yra atspindys jūsų vidinio pasaulio. Na tai būtent, jeigu jūs negatyviai mąstote, tai kokius žmonės jūs prisitrauksite, toksiškus žmonės jūs prisitrauksite. Jeigu jūs bijote, tai jūs nieko sėkmingo, pozityvaus neprisitrauksite, taip? Bet jeigu jūs priimsite tą sprendimą, nebijosite, būsite drąsūs ir turėsite kantrybės, tai po to galiausiai visi tie jūsų darbai įsivažiuos ir sėkmė atsiras. Tai labai šiais metais svarbu, jūs realiai, tai šita korta rodo, jūs patys pasirinkite kokiu būdu, bet jums reikia pakeisti savo pasąmonę, savo mintis, visas programas, kurias turite savo pasąmonėje, jos ryškiai yra netokios. Jeigu esate vietoj, kuri jums nepatinka gyvenime, taip dar nepasiekėt savo tikslų ir sunkiai jums sekasi jos siekti, greičiausiai jūs kažką darote ne taip. Pradėkite nuo savo pasąmonės ir sąmonės, išsivalykite visus blokus, būtent ir čia tų ribų brėžimas, gal jūs savo per daug ribų įsibrėžėt. Gal jums reikia kaip tik savo pasąmoniai išsitrinti tas ribas, kurias jūs nusibrėžėt, nes jos jums ir trukdo. Ir jūs turite tą baimę, pas jūs delnės kažkokios ribos, kažkas jūs riboja, čia kažkas arba lenda į jūsų tas ribas, arba jūs pati užsibrėžėt, kad ne, aš daugiau, bet čia yra mano riba, iki čia aš galiu viską daryti, ten aš neperžengsiu niekada. Pabandykit peržengti. Čia irgi pabandykit, išdrįskit, nebijoti, žengti tą žingsnį, nuspręsti daryti sprendimą ir sėkmė jūs lydės. Visata vis dėlto jūs apdovanos už tai, kad esate drąsūs ir darote kažką naudingo pasaulyje. Na ir aišku, jūsų vidinis pasaulis, tai gal čia ir bus ta religingumas, kad jūs nuspręsite antroji metų pusėje, kad jums reikia atsigręžti į religingumą, nes tai jums padeda patikėti, kad gali kažkas stebuklingo gyvenime įvykti. Tai kiekvienam vėžiukui skirtingai įsipildys tos kortos. Vienam greičiausiai taip, kitam taip, tai bandau kuo daugiau, ką sumastau, pasakyti, kokia logika čia viskas jums gali suveikti 24 metais. Na ir ką nori jums pasakyti visata apie jūsų 24 metus, tai susijunkite su gamta, susijunkite su žeme. Na tai vis dėlto jums reikia labai daug visokių dvasinių praktikų, įsižeminimo praktikų, jums reikia keisti mintis, bet jums reikia ir pabūti gamtoje, išsivalyti savo protą, prieš dedant į jį naujas programas, pirmą jį išsivalykite. Tai stenkitės daugiau laiko praleisti gamtoje. Čia pas jūs saulė, gamta. Stenkitės, pradėkite sodinti augalus, liesti žemę. Eikite į parkelį, į mišką pasivaikščioti, kur yra daug medžių. Pastovėkite, apsikabinkite tos medžius, pabandykite iš jų tą energiją pasiimti, kad pasisemti naujiem tikslam ir kad nebebaisu būtų kažkokius naujus sprendimus gyvenime priimti. Ir jau tuomet su ramia širdimi, be nerimo, bandykite perprogramuoti savo sąmonę ir pasąmonę sėkmei. Ir jeigu jūs tai padarysit, gale metų pas jūs ateis kažkokie tai laimėjimai ir sėkmė. Tai kągi linkiu stiprybės jums 24 metais ir didžiausios sėkmės. Nepražiopsokite savo šanso ir pasistengkite daryti kažkokius mažus žingsnelius dėl savo fizinės ir psichologinės geresnės būsenos ir
ir visata jum atsidėkos. Tai kągi, linkiu sėkmės ir susitiksime 24 metais jau jūsų kasmėnesinėse Vėžio zodiako ženklų prognozėse. Ate, ate.